Tarptautinis turnyras MMA Bushido. Kovo 21 dieną TwinsBet arenoje Vilniuje stipriausi kovotojai iš Lietuvos ir viso pasaulio. Įtampa, adrenalinas, kvapą gniaužiančios dvikovos ir įspūdinga šou programa. Paskubėk įsigyti išankstinį bilietą bilietai.lt. Visa informacija bushido.lt. Kaip pasiruošimas vyksta kovo 21 dienai? Gerai vyksta, daug treniruoju, stengiuosi, viskas labai gerai, pagal planą. O treniruotėse ką daugiau treniruojasi? Kojom smūginė technika, rankom smūginė kombinacijos? Ir rankom ir kojom stengiuosi tiek pat treniruotis, kad abi šitos sritis būtų kuo stipresnės. O kas tau geriau, pavyzdžiui, kovoje sekasi, ar smūgiuoti rankom, ar kojom? Pavyzdžiui, geriau ar kombinacijos kažkokios? Šiaip labai priklauso gal nuo varžovės, sakyčiau, nes kartais man geriau rankom būna sekas, kartais kojom. Šiaip vis laik man atrodo, kad mano kojos gal buvo stipresnė mano pusė, bet dabar kažkaip ir su rankom labai, manau, tikrai gerai sekas dirbti. Kada buvo paskutinė kova tavo? Tai buvo sausio gale 22 Bushido SWAT. Kaip sekėsi tau? Gerai, sekės laimėjau. Ne visos kovos reikėjo, bet po 2 raundų pavyko laimėti. O jau žinai, be abejo, savo varžovę kovo 21 dienai ir tu sutikai su revanšu, ne, būtent šios kovos. Taip. Sutikai. Mergina sakė, kad tada nespėjo gerai pasiruošti, bet šiai kovai pasiruošė ir žino tavo klaidas ir sakė, su tavim nebus problemų susidoroti. Ką tu jos tu žodžius? Tai bus labai įdomu pažiūrėti, kaip susidoro su manim. Nežinau, aš manau, kad man gerai viskas bus. Teko matyti tą kovą, jinai pirmą raundą puolė tave agresyviai ir atrodė tokia labai sunki situacija, bet kažkaip viskas greitai persirito į kitą pusę. Ar tu įsigandai to sakykime, puolimo tokio? Ne tai, kad gal įsigandau, aišku, biškai vis tiek gal pasimeti, bet man gal yra tas lygas, kad aš turiu biškai įsijaust, įsivažiuoti ir tada man viskas gerai būna, tada pradedu dirbti taip, kaip noriu, dažniausiai. Įsivažiuoti gal reikia. Pačiai kovoj, tau geriau dirbti ar pirmo numeriu, ar antrų numeriu? Ar kai tave spaudžia, ar kai tu pati diktuoji kovos eigą, ar tu prisitaikai? Tai prisitaikau, šiaip aišku, turbūt spaust, aš sakyčiau, man gal patogiau, turbūt kaip ir daugumai kovotojų, bet aš ir mokau prisitaikyti labai, tai aš nežinau, šiaip visokių yra buvę kovų, kai ir aš spaudžiau, ir kai aš traukiaus, tai ir kažkaip nėra problemos ties, kurioje pozicijoje aš būnu ir kovoju. Pati kova vyksta, ne? Ir tave įspaudė į kampą. Ką tu darai? Ar stengiasi su smūgiu išeiti, ar stengiasi apsikabinti varžovę? Kur tavo veiksmai? Tai greičiausiai išeit pirma mintis būtų, ir bandymas, kad, išvengtų smūgių, bet jeigu jau ten niekaip, tai jo apsikabinti klinčiai, bet šiaip išeit, manau, planas būtų. O tu girdėjai savo trenerį, kaip parėkė, jisai, pavyzdžiui, kampe daryk, išeik į kairę, išeik į dešinę, ten sumuš tokį smūgį ar kitokį. Tu girdi, kaip tau ką sako kampe, kaip vyksta kova? Stengiuosi girdėti, bet visai būna. Suveikia tas adrenalinas, tai ten biškių, jeigu dar pasimeti, tai būna daug sunkiau išgirsti ir padaryti tai, ką sako. Stengiuosi, bet ne visą tai išeina. O per pertraukėlę, kai atsisėdė tave, sakykime, ten minutės poilsiui, tu girdi, ką sako tavo treneris, ar tu užsifokusavus į savo? Visokių atvejų buvo, kai tikrai kažkur išskridus esu ir nelabai man kažkas einasi supras, bet manau, kuo toliau, tai tuo labiau įsiklausau, gal ir pavyksta išgirsti, ką man sako treneris. Tai labai stengiuosi ties šitą vietą. Aišku, turbūt reikia gal nusiraminti pradžiai pačiai man, susikaupti ir tada gerai būna. O ko galvoji tau pačiai trūksta, kaip sportininkė, ką reikia dirbti? Ar ištrimė, ar šlifuoti ten kažkokią kombinaciją, pati ką tu galvoji, ko tau trūksta? Tai visur, aišku, galima tobulėti. Aš manau, kad gal
Ties tą pačią techniką, nes visada gali būti geresnis, techniškesnis. Tai manau, ties šitą vietą, šiaip kaip kovotojai, norėčiau dar geresnė būti. Varžybom, kiek laiko skiriat pasiruošimą ten, pavyzdžiui, 6 savaitės, 4 savaitės? Tai manau, koks, jeigu, pavyzdžiui, šitas varžybas, tai mėnesis koksai jau toks grinai pasiruošimas. Kažkur va šitas laiko tarpas, sakyčiau. Labai priklauso, bet manau, aplink mėnesį. 2025 metais tu buvai išrinkta geriausia Vilniaus miesto sportininkė. Tau, pradžiugino tave aplinka ar pakeitė tave kažkaip tai? Vis tiek daugiau tapai žinoma, sakykime, Vilniaus mieste, vis tiek gal gatvėse atpažįsta, autografų prašo. Jo, tai kad pasikeičiau, tai nemanau tikrai, bet kad pradžiugino, tai jo, nes faina, kai tave pastebi ir dar vis tiek tavo, sporte mano, kai pamato žmonės, kad aš esu, stengiuosi, einu, tas labai džiugina ir motyvuoja. Gerai, dar kartą pagrįžkim prie pačios kovos, ne? Kiek galvoji šitą kovą užtruks laiko tau? 3 raundus, 2 raundus, 1 raundą. Praeitą kartą 2 raundus užtruko. Dabar be abejo jie ruošiasi, žino ir tave, jau susipažinę su tavim ir kaip tu galvoji, kaip vis tiek planuojat kažką, tai vis tiek galvoji, pajauti vis tiek savo varžovę. Tai visada stengiasi, kad kuo greičiau tą kovą pasibaigtų, turbūt. Tai va, nežinau, praeitą kartą buvo 2 raundai, šį kartą gal raundas. Treniruotėse. Ką norėtum pakeisti, sakykime, savyje treniruotėse, kad norėčiau, kad man, sakykime, dešinės smūgis būtų toksai, kad visą laiką pralystų. Kažką, vis tiek kažką norėtum pakeisti ar ne savo technikoje? Technikoje, tai jo, norėčiau, manau, kaip ir prieš tai sakiau, kad tą techniką tobulinti norėčiau, tai galbūt rankų smūgius tobulinti, kad būtų labai, gal tą savo tikslumo labiau norėčiau patobulinti, kad tas smūgis būtų tikslesnis. Tai, labai prieš kovą degi, ne, jaučiasi toksai adrenalinas, sakykime, sportinis. Ar degi ar ne, ar tau vienodai rodo, kaip į treniruotę išeini į kovą? Aišku, yra tas adrenalinas, bet aš sakyčiau, kuo daugiau kovoji, kuo daugiau tos patirties, tuo tu labiau mėgaujas. Tas adrenalinas ne tiek, kiek tu bijai ar jaudinės, kiek kad tu tiesiog nori išeiti, nori sukovoti ir pasimėgau tuo procesu. Tai man kuo toliau, tuo labiau tiesiog, aišku, yra tas adrenalinas ir tas jaudulys, čia natūralu, bet aš tiesiog, aš degu gal to noru eiti ir kovoti. Nes man, nežinau, labai gerai jaučiuosi kovodama. Ką norėtum perduoti savo varžoviai? Palinkėsiu nesušalt prie jūros, nusipirkti šiltos arbatos ir nesustrikti iki kovos. Jo, treneris, tai yra treneris, yra labai griežtas ir pavadinimas klubo Žvėris Gym. Ir labai gerą techniką mokina iš kelienių, tai tau nesibijosi kelienių? Nemanau, aš ir keliais mėgstu labai mušti. Tai nemanau, kad man problema čia bus. Pasitikiu savim. Buvo kova su Dominika tavo Bushido Svatė turnyre ir daug buvo kalbų, atgarsių ir jinai sakė, kad tai buvo ir teisėjas paskubėjo galbūt, gal jinai per daug paskubėjo kovoti, daug visokių buvo kalbų, daug visokių diskusijų buvo, dėl to įvyks šitą revanšinę kovą ir ar tu galvoji, kad tu pelnytai laimėjai, ar iš tikrųjų jinai taip galvoja, kad jinai galėjo laimėti? Kaip tu vertini? Tai aš manau, aš laimėjau pelnytai, aišku, aš nežinau, kas jos galvoj buvo ir yra, bet aš manau, aš tą dar kartą turėsiu šansą įrodyti. Kovo 21 dieną. Pasižiūrėsim, pelnytai ar ne. Kaip mergina kovotoja, tu agresyvi, žiauri ar paprasta kovotoja? Geras klausimas. Kai
kovos metu, tai manau agresyvi, žiauri, o šiaip gyvenime tai paprasta turbūt. Kaip tave klasiokai vertina, mokykloje klasiokai vertina mergina kovotoja, ne? Kaip, ar keičia kažką, ar nieko nekeičia? Šiaip geras klausimas, labai kažko, nustemba daug kas iš vaikinų, ypač turbūt, kai pasakai, kad lankai kovos menus ir savo norų eini ir, ta prasme, kovoji. Tai nustemba, bet... Kokį sportą dar mėgsti? Dviračius mėgstu. Su dviračiais važinėt? Jo. Kiek kilometrų numini? Labai per dieną, šiaip nežinau, jau visai senokai šiaip važinėjau, bet kokius 20-30 km. 20-30 km? Jeigu su tėčiu jo važinėjai, tai daug numindau. Visus kovo 21 dieną kviečiu atvykti į Twinsbet areną Vilniuje, palaikyti manęs bei kitų Lietuvos kovotojų, bus labai daug įdomių kovų. Aš taip pat parodysiu labai gražią kovą, tad linkiu pasižymėti šią datą savo kalendoriuje. Tarptautinis turnyras MMA Bushido. Kovo 21 dieną Twinsbet arenoje Vilniuje stipriausi kovotojai iš Lietuvos ir viso pasaulio. Įtampa, adrenalinas, kvapą gniaužiančios dvikovos ir įspūdinga šou programa. Paskubėk įsigyti išankstinį bilietą bilietai.lt. Visa informacija bushido.lt.